Cordialis projektas susideda iš 4 dalių. Šiame video pristatysime, kaip naudoti pirmuosius rezultatus medžiagą sukurtą projekto metu. Visa ši medžiaga yra laisvai ir nemokamai prieinama 5 kalbomis ir viską galima rasti svetainėje cordialiserasmus.eu. Projektas turi keletą tikslinių grupių, bet iš Lietuvos partneriai pagrindė dirbo su amatininkais. Tad ir šio vaizdo įrašo metu papasakosime, kaip būtent amatininkai gali pasinaudoti parengtą medžiagą savo veikloje. Pirmoje dalyje buvo parengtos 3 skirtingos medžiagos mokymuisi. Pirmasis – vadovas. Paspaudus ant jo atsidarys visas ilgas ir išsamus nuotolinio bendravimo diagnozės ir sprendimai vadovas, kurio pagrindinės temos buvo interaktyvumas, motyvacija ir grupės valdymas. Kaip minėjome prieš tai, projektas koncentruojasi į keletą skirtingų tikslinių grupių. Tad ir šiame vadove amatininkams bus aktualios dalis, kuriuose pristatomos problemos ir sprendimo būdai susiję būtent su amatininkų veikla. Pavyzdžiui, interaktyvumo problemos parduodant, perkant amatininkų gaminius bei sprendimai, kaip tai skatinti. Antrasis rezultatas – kortelės. Jas galite rasti greta vadovo. Šios kortelės sudarytos iš 2 dalių. Pirmoji pristato problemą, kokia gali iškilti nuotolinio bendravimo metu. Situacija, kuri parodo, kodėl reikėtų atkreipti į tai dėmesį. Teorinį pagrindą bei trumpą aprašymą apie patį užsiėmimą. O antroji dalis išsamei pristato veiklą bei sprendimus. Kiek laiko užtruktumėte, kiek žmonių gali dalyvauti, ką reikia pasiruošti iš anksto ir panašiai. Visas korteles galite parsisiųsti vienu metu, galite parsisiųsti pagal temas ar kiekvieną kortelę atskirai. Trečiasis rezultatas – vaizdo įrašai. Juos galite rasti tarp vadovo ar kortelių. Paspaudus ant ikonos nukeliausite į YouTube kanalą PR1 grojaraštyje. Amatininkams bus aktualiausi vaizdo įrašai, kokie komunikacijos ir interaktyvumo svarba amatininko veikloje, kaip suvaldyti grupę edukacijų metu, bei kaip amatininkams rasti motyvacijos save reklamuoti ir didinti savo žinomumą. Suomijos vaizdo įrašai labiau skirti mokytojams, o italų – suaugusiųjų mokymui. Įrašai skirti amatininkams yra įrašyti lietuvių kalba, o likę užsienio kalbomis, bet su angliškais subtitrais. Ir pabaigai. Norime pasidalinti amatininkės mintimis bei patirtimi, kaip jis savo veikloje panaudojo pirmosius Cordialio rezultatus. Į mūsų gyvenimus COVID-as įnešė labai daug pataisų ir ypatingai, kai per nuotolį dirbdavom ir kai reikėdavo sudominti ar suaugusius ar vaikus ir kuomet jau po tam tikro laiko atsirasdavo nuobodulys, tai sukurti vėl iš naujo ryšį, sužadinti darbus, labai padėdavo kortelės, kuriamis mes naudojomės. Tuomet vėlgi vaikai ir kaip ir sakiau, ir suaugusieji sugrįždavo į pagrindinę temą ir vėl galėdavome po tam tikros pauzės, po tam tikros pertraukos tęsti darbus.